Ką tau nori perduoti tavo aukštesnysis aš? Aukštesnysis šių žmonių aš, ką nori jiems perduoti? Jeigu norite įsigyti asmeninį taro skaitimą, tai galite padaryti per nuorodą mano profilyje arba parašę man asmeninę žinutę. Ką nori perduoti jūsų aukštesnysis aš? Skeptro riteris krenta. 10 skeptrų. Kalavijų. Kažkodėl norėjusi sakyti skeptrų. 10 kalavijų. Kalavijų riteris. Monetų karalienė. Taurių riteris. Monetų tūzas. Ir 2 skeptrai. Nori perduoti, kad tas sprendimas, kurį galvojate priimti arba jau priėmė, tas sudėtingas sprendimas, yra teisingas. Ir ta rizika jums pasiteisins ir atsipirks. Atsipirks ir emociškai, ir finansiškai. Priimdami šitą sudėtingą sprendimą, žengdami į nežinomybę, kaip tik atrakinat savo didžiulės galimybės. Ir atsitraukę nuo tos netinkamos energijos, kaip tik įgausi daugiau pasitikėjimo, daugiau stabilumo, jums atsivers naujos galimybės, naujos finansinės galimybės. Taip pat tikėkitės naujų pasiūlymų ir atsidursit tinkamoj vietoj tinkamu laiku.